Giedokim visi drauge. Mūsų Kauno valstybinis choras mums visiems padės šitai giesmę atlikti, bet choras yra tam, kad padėtų giedoti visiems. Tai bent jau litanija tegul skamba iš visų širdžių, net ir tų, kurie sako, jog jie nėra katalikų bažnyčios nariai. O gal, kartojant kai kuriuos žodžius, kai kam mantra yra įdomesnis dalykas nei malda, galbūt, kai kažkas įvyks mūsų širdį, Dievas ir jo dvasia pasiekia mus ne tada, kai norim ir ne taip, kaip norim, bet savais būdais ir savo laiku. Te pasiekia. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tėve dangaus Dieve, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji trejybė vienas Dieve, Šventoji Marija, Šventoji Dievo gimdytoja, Šventoji mergelių mergelė, Motina Kristaus, Motina bažnyčios, Motina gailestingumo, Motina Dievo malonės, Motina vilties, Motina tyriausioji, Motina skaisčiausioji, Motina nepalytėtoji, Motina nesuteptoji, Motina meilingoji, Motina stebuklingoji, Motina geroji patarėja, Motina sutvėrėjo, Motina išganytojo, mergelė išmintingoji, mergelė garbingoji, mergelė šlovingoji, mergelė galingoji, mergelė maloningoji, mergelė ištikimoji, teisybės paveiksle, išminties soste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios inde, garbės inde, įstabusis maldingumo inde, paslaptingoji rožė, Dovydo bokšte, balčiausiasis bokšte, aukso namai, sandoros skrynia, dangaus vartai, aušros žvaigždę,
sveikatą. Nusidėjėlių gynėją, keliaujančiųjų priebėgą, nuliūdusiųjų paguodą, krikščionių pagalbą, karalienę angelų, karalienę patriarchų, karalienę pranašų, karalienę apaštalų, karalienę kankinių, karalienę išpažinėjų, karalienę mergelių, karalienę visų šventųjų, karalienę be gimtosios nuodėmės pradėtoji, karalienė į dangų paimtoji, karalienė šventojo rožinio, karalienė patriarchų, karalienė pranašų, karalienė apaštalų, karalienė kankinių, karalienė šeimos, karalienė taikos. Šventosios dvasios. Ramybė jums. Brangus broliai ir seserys, kaip gera sveikinti jūs susirinkus švęsti mergelės Marijos gimimo iškilmės čia Šiluvoje, kur atsivėrė dangus ir viešpats mus padrąsino kiekvieną priimti į savo širdį jo žodį, jo veikimą ir paversti gyvenimą garbinimo giesme. Šiandien džiaugsmingai švenčiame šią pagrindinę atlaidų dieną, pavadintą Bažnyčios diena, ir meldžiamės už bažnyčios vienybę, kad suburti kaip Kristaus kaimenė būtume atviri šventosios dvasios vedimui. Brangieji, didelis džiaugsmas pasveikinti drauge su mumis šventoje mišių aukoje dalyvaujantį, tik ką savo apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims tarnystę pradėjusi arkivyskupą Georgą Gensvainą. Ačiū. Nuoširdžiai sveikinu kardinolą eminenciją Sigitą Tamkevičių. Taip pat noriu pasveikinti Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Sveikiname brolius vyskupus, brangius brolius kunigus ir diakonus, seminarijų studentus, auklėtojus, Lietuvos Respublikos valdžios atstovus. Sveikiname gerbiamą profesorių Vytautą Landsbergį. Brangius universiteto rektorius, Seimo narius, miestų ir rajonų merus. Sveikiname Lietuvos Respublikos visuomeninio transliuotojo vadovybę, bendradarbius
ir visus Lietuvos televizijos žiūrovus, mielus Marijos radijo klausytojus, liturgijoje giedantį Kauno valstybinį chorą, visas organizuotas piligrimų grupės iš įvairių Lietuvos parapijų, moksleivius, studentus ir įvairių bendruomenių atstovus, visas šeimas ir vaikus, visus brangius Šiluvos piligrimus. Te Dievo malonė, jo artumas ir paguoda džiugina mūsų širdis ir įkvepia viltimi. Parenkime savąsias širdis susitikimui su Viešpačiu, draugėmi tardami maldos žodžius. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Melskimės. Suteik Viešpaties savo tikintiesiems dangaus malonės dovanų. Švenčiausios mergelės motinystė buvo mūsų išganimo pradžia. Tegul tad jos gimimo šventė visiems atneš paguodą ir ramybę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš pranašo Michėjo knygos. Štai ką sako Viešpats. Tu Betliejau, Efrata, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas. Todėl juos Viešpats paliks, iki laukianti kūdikio pagimdys sūnų. Tuomet jo brolių likučiai sugrįž pas Izraelio sūnus. Jisai atsistos ir ganys juos Viešpaties gale, didingu savo Dievo Jahvės vardu. Ir jie gyvens saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių ir jis bus taika. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai ir seserys, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis. Švenčiausiai mergelė Marija ir verta garbės visokios, nes iš tavęs užtekėjo teisingumo saulė, mūsų Dievas Kristus. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Tai Viešpaties žodis.
Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Šios nuostabios Salve Regina maldos žodžiais sveikiname švenčiausią mergelę Mariją, mūsų dangiškąją motiną, jos gimimo iškilmės dieną. Perfrazuojant šiandien girdėtus pranašo Michėjo žodžius galime tarti: Tu, Šiluva, nors ir esi maža tarp pasaulio ir Lietuvos miestų, bet iš tavęs kyla garsas apie tą, kurį čia apreiškė Dievo motina, Dievo sūnų, Jėzų Kristų. Šiandien, brangieji, susirinkome drauge pasveikinti mergelę Mariją, jos gimimo iškilmės dieną, mums, mūsų tautai, o tikime ir pasauliui labai svarbią vietą - Šiluvą. Čia atsivėrė nuostabi Dievo ir žmogaus susitikimo istorija. 15 amžiuje čia įkurta parapija garsėjo atlaidų tradicija, kurių metu buvo švenčiama mergelės Marijos gimimo iškilmė. Tačiau po gražios apie 100 metų besitęsusios tradicijos čia viskas nutrūksta. Pradingsta bažnyčia, prarandama žemės nuosavybė, į žemę įkasama skrynia su liturginiais rūbais, atrodo viskas baigta. Ir tada atsitinka kažkas įspūdingo. Seniausias rašytinis šaltinis apie tą įvykį pasakoja, kaip kaimo piemenėliai ganydami bandą ant vieno didelio akmens pamatė mergaitę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Pamatę, tai jie pasikviečia Šiluvos kalvinų katechetą, kuris draugė su bakalauru Saliamonu užkalbina verkiančią mergaitę, o ji jiems atsakė: verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Taip prasidėjo atgimimas. Atgaunama žemė 1624 metais, taigi lygiai prieš 400 metų, čia pastatoma nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinama atlaidų tradicija. Jie vėl tampa džiaugsmo, susibūrimo ir Dievo garbinimo proga mūsų protėviams, kurie per įvairiausius mūsų tautos išbandymus čia ėmėsi stiprybės ir įkvėpimo. Šiluva atlaikė carinės okupacijos išbandymą, sovietinės valdžios persekiojimą ir šiandien toliau skelbia Dievo šlovę. Jos vienu iš įspūdingiausių regimų ženklų tapo lygiai prieš 100 metų pastatyta ir rugsėjo 8 dieną pašventinta didinga apreiškimo koplyčia. Jaunas architektas Antanas Vivulskis suprojektuoja didingą pastatą, kurio architektūra prilygsta to meto geriausių Europos architektų ir mokyklų architektūros pavyzdžiams. 44 metrų aukščio įspūdingos formos kūrinys primena mums apie ilgesį. Žmogus ilgisi susitikti su Dievu, o viešpats jį aplanko. Jį aplanko netikėtai ir apreiškia save ypatingu būdu. Apie tai mums liudija ir kitas šio architekto kūrinys, mums visiems gerai pažįstamas Vilnių puošiantis monumentas 3 kryžiai, pastatyti ant kalno ir matomi iš toli. Brangieji, šiandienos Evangelija primena Jėzaus gimimo istoriją. Paprasta Izraelio tautos mergaitė Marija
yra prakalbinama paties Dievo, dangaus ir žemės viešpaties, nuskamba paslaptingi angelo Gabrieliaus žodžiai: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Angelas sapne prabyla ir jo sužadėtiniu Juozapui, drąsindamas jį: nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos. Tai, kas įvyksta šių žmonių istorijoje, galime pavadinti Dievo meilės iniciatyva pasaulyje. Jis nuolat kalbina žmogų atsiliepti ir būti jo meilės bendradarbiu, kuriant šį pasaulį. Šventosios dvasios veikimu prakalbinti žmonės tampa jo malonės bendradarbiai. Dievas eina link žmogaus. Jis žino mūsų situaciją, žino vidų ir visas šventasis raštas pilnas istorijų, kaip Dievas bando prakalbinti žmogų, kviesdamas jį į meilės susitikimą. Kartais tai reikia sukratimo, kartais tai yra nuostabos patirtis. Mozė prakalbintas nusiema batus, Petras sugavęs žuvų valksmą išsigąsta, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, nes aš nusidėjėlius. Šventasis Paulius buvo pakintas jį prakalbinusio Jėzaus šviesos ir klausė: ką man daryti? Į šį žodį daug telpa. Mergelė Marija taip pat buvo sumišusi ir svarstė visus šiuos žodžius savo širdyje. Brangieji, krikščionis yra žmogus, kuris leidžiasi į tą nuotykį susitikti su viešpačiu, kuris sukūrė šį pasaulį. Tai nėra lengvas susitikimas, tai reikalauja atviros širdies, nusiteikimo, pagaliau jautrumo. O Dievas kalba, jo troškimas, pakvietus į šį pasaulį žmogų, susitikti jį širdyje. Brangieji, Karlas Raneris yra pasakęs, žymus teologas, frazę: ateities krikščionis bus mistikas arba jo išvis nebus. Taigi, jeigu neįvyks šis susitikimas širdyje, krikščionybė bus tik tradicija, papročiai ir nebus gyvo, artimo santykio, kuris palaiko žmogų per visas audras ir veda į amžinybę. Brangieji, kai mes girdime, kad mergelė Marija kviečia mus čia Šilovoje garbinti jo sūnų, natūralus klausimas kyla: o tai kas tas garbinimas yra? Ką čia daryti? Daugiau melstis, pasninkauti? Taip, apima maldą, apima dovanotą laiką, nes malda yra pirmiausia dovanotas viešpačiui laikas. O jo, kaip žinia, šiuo metu trūksta ir vaikams, ir suaugusiems. Visiems yra ką veikti, kai tu bandai save disciplinuoti maldai, tam tikram gyvenime ritualui, disciplinai ir savo gyvenimo tvarkai. Ir vis dėlto, jeigu pavyksta, žmoguje atsiranda kokybė, kuri jį gelbėja, perkeičia. Dievo garbinimas taip pat reiškia ir pagarbą Dievo tvarkai, kurią mes atpažįstame iš pasaulio kūrinijos, taip pat žvelgiame į save ir žinome, kad turime prigimti, taigi pagarba žmogaus gyvybei, šeimai, lyčiai, tai vis garbinimo formos, kurios šiandien taip svarbu prisiminti, jei norime atsiliepti į šį kvietimą garbinti Dievo sūnų. Na ir taip pat pakvietimas, brangieji, mylėti, tokiu būdu kaip viešpats. O tai yra ką veikti, jūs visi gerai tai žinote. Kartą Kaune aplankiau vienus nakvynės namus. Atidaręs duris, išvydau vaizdą, kuris mane šiek tiek suglumino.
Prieš mane stovėjo žmogus, aiškiai gyvenęs jau ne vieną savaitę gatvėje, kenčiantis nuo baisių priklausomybių, visas žemėtas, net kruvinas. Ir štai viena moteris valo žaizdas, apraišioja jo kojas ir pamačiusi mano nuostabą, sako: kunige, nebijokit, nesigazdinkit. Čia prieš jūs stovi karys, jisai kovėsi su šėtonu ir liko gyvas. Ar nenuostabu? Nusakau, nuostabu. Tai ką dabar mes padarysim? Tai mes jį apraišiosim, slaugysim, prižiūrėsim ir vėl išleisim į mūšį. Mažo išliks gyvas toliau. Ta moteris taip mato tą tikrovę. O po to, įsivaizduokit, jinai sako: gal aš nenormali. Kai aš tą darau, man užeina toks džiaugsmas, kad beveik gazdina. Ar taip būna, kunige? Sakau, žinot, jūs esat tokia normali, kad prieš jūs mes nenormaliai atrodom. Nes tai ir yra mūsų pašaukimas daryti gerą be įskaičiavimo. Tokioj situacijoje, kurie atrodo, tai ką, broli, prisigėrėjai, tai dabar lietuvių liaudies patarlė: kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Ir čia mums, brangieji, krikščioniška mintis ateina apie tą besaikę meilę, apie tą nuostabę pagalbą broliams ir seserims, kuri ir yra ta Dievo dvasia mūsų tarpe. Kaip tą Dievą pačiupinėti, kaip jį patirti šiandien, o būtent taip mylėti. O tai reiškia galop jį garbinti. Ši garbinimo laikysena, brangieji, yra nuostabi tuo, kad kiekvienam žmogui dovanoja dangų jau šioje tikrovėje, o po mirties amžinybė. Todėl mes esame mokiniai šios mokyklos meilės ir esame tie, kurie taip pat kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą. Tai geriausias būdas gyventi. Galiausiai kam nors kiekvienas atsiduoda. Jei ne Dievui, tai tada kitų žmonių pasiūlymams, kitų lūkesčiams, pinigams, apmaudui, įsižeidimui, baimiai, puikybei, egoizmui, jūs viską gerai žinot, kiek ten visko yra. Ir vis dėlto, jeigu tu atsiduodi tam, kuris tave įsimylėjo, dėl to pakvietė į šį pasaulį ir atpažįsti tą jo švelnų kuždesį per Dievo žodį, kuris yra gyvas ir veiksmingas, kaip šių atlaidų moto mums sako, tada tu patiri jo artumą. Yra posakis: jei neatsiduodi Kristui, atsiduosi chaosui. Jei norime, kad Dievas darytų mumise savo darbą, turime pradėti štai nuo ko: viską atiduoti Viešpačiui. Savo pasipriešinimą, dabartinės problemas, ateities troškimus, baimės, svajonės, silpnumus, įpročius, įsiskaudinimus. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tegu būna taip, kai tu pasakei, Marija, kalba ir duoda pavyzdį mums. O tada dvasios vaisiai, kaip naujausias vertimas gražiai verčia, dvasios derlius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Brangieji, mūsų nedideliai tautai vieningas Dievo garbinimas dovanoja kraštui kokybę, kuri tiesiog lemia mūsų išlikimą. Tai vienybės šeimos pajauta. Ta skaudžiu būdu išmoko Izraelio tauta, ta mūsų tauta mokosi ir tą turime atkreipti dėmesį, kad garbindami Dievą mes tampame vieningi, o tai reiškia mūsų krašto išlikimą,
saugumą, tai reiškia mūsų klestėjimą. Būkit pasveikinti, brangieji, palaiminti šios didžios iškilmės, kuri dovanoja kiekvieno mūsų širdžiai nuostabią pajautą. Dievas yra, Dievas veikia, Jis mus myli, o vilties motina Marija mus užtaria. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, džiūgaudami mergelės Marijos gimimu ir jos užtarimu, pasitikėdami melskime Dievą, mūsų Tėvą, į maldos kreipinius atsiliepdami: bažnyčios Tėve, išklausyk mus. Melskime už bažnyčią, kad kasdien uoliai ugdytų tikinčiuosius savo mokymu, gyvenimu ir apeigomis. Bažnyčios Tėve, išklausyk mus. Melskime už popiežių Pranciškų, arkivyskupą Georgą, tik ką pradėjusią apaštalinio nuncijaus tarnystę Baltijos kraštuose, ir visus ganytojus, kad ištikimai saugotų, aiškintų ir skleistų nepažeistą Dievo žodį. Bažnyčios Tėve, išklausyk mus. Melskime už tikėjimo skelbėjus bei ugdytojus, kad per šventąją tradiciją ir šventąjį raštą padėtų kiekvienam žmogui įsižiūrėti į Dievą. Bažnyčios Tėve, išklausyk mus. Melskime už valstybių vadovus bei politikus, kad priimtų pranašų pažadėtą, Kristaus įvykdytą ir perduotą Evangeliją, tiesos ir dorovės šaltinį. Bažnyčios Tėve, išklausyk mus. Melskime už visokius skausmų ir negandų kankinamuosius, kad būtų atviri šventai dvasiai, gyvam Evangelijos balso skambesiui, vedančiam į tiesą ir sėjančiam Kristaus žodį.
Bažnyčios tėve, išklausyk mus. Melskime už Šiluvos piligrimus ir čia užtariamus, kad išgelbėjimo ieškotų šventojoje tradicijoje, šventajame rašte ir bažnyčios mokyme. Bažnyčios tėve, išklausyk mus. Ištikimasis Dieve, išklausyk mergelės Marijos gimimą, švenčiančios bažnyčios maldą ir leisk nuolankiai ir klusniai bendradarbiauti su tavimi pasaulio atpirkimui. Per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Sėskimės pradėti Eucharistijos liturgiją, kaip visada, dalijantis dovanomis. Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados atstovai atneša maldos Šventojo Jono Pauliaus II maldos už pašaukimus atvirukus, kuriuos po liturgijos savanoriai dalins piligrimams, prašydami melstis už pašaukimus. Piligrimų šeima vyną ir vandenį, o Šiluvos tarnautojai sesuo Joana ir zakristijonas Saulius duona Eucharistijai. Asmeniškai prie šitos eucharistinės aukos bus galima prisidėti savomis aukomis, kurias rinks kunigų seminarijų auklėtiniai.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie žmogumi tapęs, tavo sūnus gimdamas iš mergelės, nepažeidė motinos nekaltybės, bet ją dar labiau pašventino. Te padeda jis mums išsivaduoti iš nuodėmių ir te padaro tau malonės mūsų atnašas. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, o Dieve tavo darbai šventuosiuose gerėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausią mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nuolankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoją, savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti.
Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūno ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėmi šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk mėlygai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip atmina dovana, kad laimėtume dalį su tavo išrinktais, su mergelė Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventųjų Juozapu jos sužadėtiniu, su šventais apostolais ir garbingais kentėtojais ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mus teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Kęstutį, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur išsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio,
priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbiam žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Štai šitai pradėjo iškiliausią mūsų Eucharistijos kulminacinį aktą Šventąją komuniją, kai vienysimės su Kristumi ir tarpusavį, atsiliepdami į jo kvietimą imkite ir valgykite. Visi esam kviečiami priimti komuniją, bet jei kas seniai buvo išpažinties, geriau susilaikyti nuo sakramentinės komunijos, o tiesiog atsisėsti ir prašyti, kad šventoji dvasia ateitų visais kitais būdais. Ji neribojama sakramentų, ji veikia savaip, taip kaip ji nori. Jei kas pageidautų priimti komuniją į delnus, reikia priimti į abu ištiestus delnus kaip sostą. Negalima komunijos priimti į vieną delną. Bažnyčios tėvai mokė mūsų delnai kaip sostas karaliui. Komunija bus dalijama visoje aikštėje mėlynais Eucharistijos ženklais pažymėtose vietose. Vietas, kur dalijama komunija, bus galima atskirti ir iš mėlynų eucharistiniais ženklais išpuoštų skėčių. Pasirinkite artimiausią jums komunijos dalyjimo vietą.
Melskime. Gavę tokių didžių dovanų Viešpatie meldžiame, kad garbingosios tavo vienatinio sūnaus gimdytojos užtariami visuomet deramai priminėtume išganimo sakramentus ir niekuomet nesiliautume tave garbinę. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Pasimelskime, brangieji, popiežiaus intenciją atlaidų sąlygai išpildyti maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Atsimink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelio mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. O Šiluvos mergelė, didžiomis Dievo malonėmis apdovanota ir iš visų jo rankų kūrinių labiausiai išaukštinta, tu šioje šventovėje daug amžių apreiški savo artumą, o motina, ant rankų laikanti visagalio tėvo sūnų, pažvelk į mus nusidėjėlius, tavo užtarimu pasitikinčius. Marija gailestingoji, uždek mūsų širdis mylėti kaip Kristus. Tikėjimo tvirtybė, įkvėp mus būti ištikimus Krikšto pažadams. Bažnyčios gynėja, gaivink tarp mūsų brolystę. Pasaulio ir dangaus linksmybė, pagelbėk šeimoms skelbti meilės ir gyvybės grožį, bei nešti viltį vienišiesiems. Baugiųjų drąsą, kviesk jaunimą džiugiai atsiliepti į Dievo kvietimą. Ligonių sveikatą, padėk pakelti visokius išbandymus, ligas ir kančias. Skubiausia žmonių pagalba, ugdyk taikos ir laisvės dovanas Lietuvoje ir pasaulyje. O Marija, galingoji karalienė, nuolankioji tarnaitė, per visas kartas tave vadiname palaiminta ir pasitikėdami meldžiame, vis rodyk mums kelią, Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio gelbėtoją. Brangieji, kas esate įsigiję devocionalijas, kurios primena Dievo artumą, tebūna jos pašventinto šią maldą, kurią kreipėmės į Viešpatį. Garbė tau Viešpatie visokios palaimos pradžia ir šaltinį, kuris džiaugiesi užgrūdintų savo tikinčiųjų pamaldumu. Būk maloningas, prašome, šiems savo tarnams ir suteik, kad jie naudodamiesi tikėjimo bei pamaldumo ženklais stengtųsi būti perkeisti į tavo sūnaus atvaizdą. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Na, o dabar, brangieji, kviečiame mūsų apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Georg Genswein tarti mums sveikinimo žodį.
Laudetur Jesus Christus. Garbė Jėzui Kristui. Ringrazio la provvidenza, ringrazio la Madonna che mi ha portato qui come primo impegno del mio nuovo impegnatissimo e bella missione d'annunzio apostolico. Esu dėkingas Dievo apvaizdai ir švenčiausiai Dievo motinai už tai, kad savo tarnystę Lietuvoje galiu pradėti čia Šiluvoje, atvykęs susitikti su jumis ir melstis. Ringrazio l'arcivescovo di Kaunas perché tramite i vescovi la provvidenza mi ha fatto venire qui. Dėkoju arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui už pakvietimą, kad per dieviškos apvaizdos veikimą galiu būti šiuo pakvietimu pakviestas čia. E sono venuto con grande piacere, con un pieno cuore di gioia e posso soltanto ringraziare che anche voi alla festa della Madonna siete qui in grande numeri. Su dideliu malonumu čia atvykau, pilna širdimi džiaugsmo ir labai gera matyti jūs čia susirinkusius dalintis tuo džiaugsmu. Dove c'è in mezzo ai fedeli la Madonna, c'è anche la grazia di Dio. Ten, kur tikinčiųjų susirinkime jų centre yra švenčiausioji Dievo motina, ten visada yra Dievo malonė. E perciò è importante che il nunzio apostolico non fa delle cose importanti, formali, burocratiche, ma si mette nel centro della vita pastorale per incontrare proprio i fedeli di questo bel paese. Dėl to ir apaštalinio nuncijaus misija nėra atlikti biurokratinius darbus, bet kartu žvelgti į centre esantį Dievą, į švenčiausią mergelę Mariją ir kartu augti tikėjime. Cosa sarebbe un vescovo senza i fedeli? Kas būtų vyskupas be tikinčiųjų? Però quanti sarebbero poveri e fedeli senza un buon pastore che è il vescovo? Bet kartu ir kaip liūdna būtų tikintiesiems ir kaip jiems trūktų, jei neturėtų savo ganytojų. E perciò è importante, ma anche molto bello, di fare insieme vescovi e fedeli il popolo di Dio. Dėl to yra labai didinga ir svarbu, kad mes visi kartu, tikintieji ir ganytojai, esame Dievo tauta. E vi chiedo cioè adesso anche di pregare per me, come io prometto la preghiera per voi tutti. Dėl to nuoširdžiai jūsų visų prašau melstis už mane, kaip ir aš už jūs meldžiuosi. Laudetur Jesus Christus. Garbė Jėzui Kristui. Nuoširdžiai dėkojame apaštališkajam nuncijui, aplankiusiam mus, sveikinimo žodį tarusiam, iškart džiaugsmas, įkvėpimas ir visuotinės bažnyčios jausmas, popiežiaus Pranciškaus artumas iškart su mumis. Ačiū Jums, ekscelencija. Nuoširdžiai dėkojame broliams vyskupams, kurie atvyko iš įvairių Lietuvos vyskupijų, draugė šventė Eucharistiją. Ačiū broliams kunigams, diakonams, ačiū kunigams, kurie klausyklose patarnavo tikintiesiems. Ačiū valstybiniam chorui, kurio meno vadovas Robertas Šervenikas ir šiandien dirigavusiam Jeronimui Serebrinskui, vargonininkui Povilui Padleckiui. Ačiū Jums. Mėliems kunigų seminarijos auklėtojams, mėliems Šiluvos atlaidų savanoriams, rėmėjams ir geradariams, dėkojame visuomeniniam Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojui, Marijos radijui, klausytojams ir rėmėjams. Ačiū Jums visiems, brangus piligrimai, kurie atvykote ir pasijutom kaip šeima. Ar ne smagu kartu švęsti ir Dievui dėkoti? Kokia dovana, kad turime Šiluvą, kad turime šią tiesiog tikėjimo tėviškę, kur susibūrę, kartu atgaivinam širdis. Per visą šią savaitę tęsiasi didieji Šiluvos atlaidai,
iki rugsėjo 15 dienos vakaro. Šį vakarą 18 val. Melskime, kad kiekvienas katalikas išgelbėjimo ieškotų šventojoje tradicijoje, šventajame rašte ir bažnyčios magisteriume. Rytoj teisingumo saugojimo diena, visus toliau kviečiame atvykti, drauge švęsti ir te viešpaties garbės sklinda iš mūsų širdžių ir iš mūsų mylimos tėvynės. Viešpat su jumis. Pasilenkite palaiminimui. Garbė viešpaties vardui. Te padeda mums viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė.